Sveiki. Sveiki. Labai dažnas klausimas, su kuo atpjauti metalą? Ir turbūt dažniausias atsakymas, populiariausias bus, taip liaudyje vadinama bulgarkė. Bulgarkė, abrazyvinis diskas. Ir ką mes turim? Mes turime daug žiežirbų, daug triukšmo, dulkių, pjūvis netikslus. Jo. Ir aš visiems esu išūžęs ausis, kaip aš noriu mažo, kompaktiško, akumuliatorinio, juostinio pjūklo. Ir mes jį gavom. Mažutis Milvoko pjūklas iš mūsų draugų Stokerio. Žinai, kiek Stokeris švenčia metų? 20. O žinai, kiek Milvokis švenčia metų? Ne. Milvokis švenčia savo 100-metį. Ta proga Tomas gavo mažiuką juostinį pjūklą. Super. O aš tokį. Tai va, šiandien mes juos abudu ištestuosim ant maksimalių apkrovų, galbūt paskaičiuosim laikus, aplamai pažiūrėsim, kaip jie susitvarko su savo užduotim. Ar jie tikrai yra tokie geri, kaip aš apie juos svajoju. Važiuojam. Važiuojam. Aš su savo mažyliu 12 voltų akumuliatorius, 4 ampervalandos, plona siaura juostelė, pjausiu vamzdį 60 ant 60, senelė dvietukas. Teoriškai galėčiau net vamzdį 64 mm. Na, tokių nebūna, jau šiam 5 nebetilps, bet 60 tai yra, sakykime, ta riba. O tu, Gvidai? Na, o pas mane, kadangi aparatas didesnis ir galingesnis, tai yra 18 voltų ir 12 ampervalandžių. Taip, turiu bateriją. Su juo aš galiu pjauti 125 ant 125 vamzdį ir šiuo atveju turiu 120 ant 80, kurio senelė yra ketvertukas. Pabandysim pjauti. Papjaunam, pažiūrim laiką. 1, 2, 3. Taip, kiek, Vidai? 20 sekundžių. Gerai. Nu, Tomai, kiek? Minutė ir 6 sekundės. Okay. Trumpa apžvalga. Mažasis turi pakabinimo kablį. Didysis lygiai taip pat. Taip pat. Turime ledą, kas labai patogu, maloniai nustebino. Lokalus pašvietimas. Pas mane irgi. Turime juostos atleidimo ir užfiksavimo mechanizmą. Juostos pakeitimas man užtruko nepilną minutę, sekundėm neskaičiavau, bet tai iki minutės truko. Ir mažasis tiek ir yra. Ant didžiojo mes dar turime. Papildomai turime dar greičio reguliavimą. Ant kiek greitai suksis juosta. Tai va, mano svajonė išsipildė. Mažiuką užskaitom. Puikiai susitvarko su 60 vamzdžiu. Privalumai. Nėra triukšmo. Užknisančio abrazyvo triukšmo. Užknisanti abrazyvo smarvė. Oi. Taip, dulkės, žiežirbus ir karštas pjūvis, kuris nudegina cinką, dažus ir jeigu tai yra nerūdijantis plienas, irgi pažydžia tam tikrą terminio poveikio zoną atsiranda. Tai jeigu jūs, nežinau, planuojate gaminti, montuoti vartus, turėklus, tas viskas, kas iki 60 ant 60, na ir senelė, sakykime, aš manau tikrai iki ketvertuko jisai puikiai susitvarkys, tai yra šitas mažylis yra tikrai jūsų. Kartais net dar interneto platybėse randu įvairių kitų gamintojų mechanizmų, kur ten galima šitas įsistatyti, ir jos virsta mažutėmis, kompaktiškomis stalinėmis staklytėmis. Na, tikrai fainas
Fainas, šedevriukas. Na iš ties, tie, sakykime, full serijos įrankiai, tai mane irgi nustebino, kad tos vibracijos rankose kažkokios nesijautė. Nu taip, tavo sunkesnis, vienareikšmiškai. Sunkesnis, bet, sakykime, jo tos galimybės vėlgi dirbti su vamzdžiais, kurių, sakykime, 100 ant 100 problemų tikrai nebus. Šį kartą tiek. O ateityje mūsų laukia dar įvairių Milvokio įrankių iš mūsų draugų Stokerės, būtent skirtų metalo pjovimui. Ir ten bus irgi įdomu. Tai yra tik tai pradžia. Iki. Iki.